kas bendro tarp nuotraukos ir objektyvo? Ogi nieko, nes nuotraukas stačiakampės, o objektyvas tai apvalus. Ir mes sužinosime šiandien, kodėl. Kaip manai, kodėl kameros objektyvas apvalus, tačiau nuotraukas stačiakampės? Nežinau. Oi, nepastebėjau jūsų čia. Šiandien vardadienį švenčia Dovilė, Gedvarda, Gedvardas, Gedvarnė, Gedvė, Gedvyda, Gedvydas, Ksavera, Ksaveras, Rimbertas ir Zenonas. Kaip manai, kodėl kameros objektyvas apvalus, o nuotraukas stačiakampės? Gal dėl to, nes kai blyksteli fotoaparatas, šviesa išsiplečia. Nes paukščiukų taip lengviau išskristi iš lizdelio. Kodėl tavo tėvas apvalus? Paskaičiuota, kad šiandien kas 2 minutės padarytų nuotraukų kiekis viršija visų nuotraukų kiekį padaryta per 19 amžių. Labas, Gintautai. Gal nori atsakyti mano klausimą? Ne. Noriu. Kodėl kameros objektyvas apvalus, o nuotraukos stačiakampinės? Man suoku, aš tu galvosiu kažką ypatingo. Galvok. Turiu laiko. Todėl, nes toks gyvenimas. Kaip manai, kodėl kameros objektyvas apvalus, bet nuotraukas stačiakampės? Nes mažai logikos pasaulyje. Taip. O, jis vėl čia! Žinokit, gruodžio 22 yra netinkama diena kirpimui. Kodėl kameros objektyvas yra apvalus, o nuotraukos stačiakampinės? Žiauriai geras atsakymas, man patiko. Ačiū. Kameros objektyvas yra apvalus dėl to, kad jeigu kameros objektyvas būtų stačiakampis, tai nuotraukos būtų per visą pasaulį, o dabar jos yra apvalios kartais. Aš manau, kad čia geriausias klausimas, kurį kol kas gavo. Nuolat dirbant bebro dantis nudyla, bet tačiau atauginėja. Net 0,8 mm per parą. Aš tau esu rašęs. Pas manęs? Aš tik taip matau, aš matau per 2 stiklus. Gerai, palauk. Kodėl jūs nusifilmuoja? Gerai, aš jūs filmuoju, ką. Kaip manote, kodėl kameros objektyvas apvalus, bet nuotraukas stačiakampės? Tai viskas gerai, mes iškirpsim autorius. Tikrai nedėsim į bluperius. Ne. Kodėl nuotraukos yra apvalios? Objektyvas yra apvalus, o nuotraukos stačiakampinės. Gal nori atsakyti klausimą? Ateik, atsakyk į klausimą. Lietuvai. Prašau! Čyžai. Labą dieną, mes turime jums klausimą. Kaip manai, kodėl kameros objektyvas apvalus, o nuotraukos stačiakampinės? Geras. Kelias kaip banalus. Ir matosi, kad nejuda tas tryberis. Aš jau filmuoju. Jau filmuoju? Jo. Gerai. Kaip manai, kodėl kameros objektyvas apvalus, bet nuotraukas stačiakampės? Nes kompas taip konvertuoja. Dėm. 100 milimetrų per parą. Davai. Pamiršiu. Nu, aš jau tą filmuoju. A, jo? Jo. Ok. Štai dėk būtinai. Dabar. Gerai, aš galiu.